Labas visiems, jūs kanale Meškutė ir šiandien aš kartu su lagaminu krausiu lagaminą. Kartu su jumis krausiu lagaminą, jo. Tai aš krausiu lagaminą kelionį, bet mes keliausim. Jo, mes keliausim, tai bus atskiri vlogai, atskiri video. Tai laukit tų video mano kanale. Tai išvažiuosim poryt, tai mums reikia jau skubėti, krauti viską, ruoštis, tai žodžiu, atidarom lagaminą. Reikia pagauti. Pagaliau atidariau. Tai aš pradėsiu nuo rūbo. O rūbas aš dedu čia. Čia po to aš užseksiu ir bus. Tai man reikia rūbą. Čia bus tokie dalykai. Atskira istorija. Čia bus mano maikės. Žodžiu, sutiksim, kai aš visą tai sudėsiu visus rūbus čionais, nes tai bus labai ilgai. Nu ką, aš sudėjau šitą megztinį baltą, aš tiesiog ant savęs užsidėsiu. Dabar reikia užsiaugti ožėtus. Tikiuosi ai, pala. Dar baką reikia čia. Šitas padarė, kad pavyktų užsiekti. Tai susispaudžiu labiau. Tikėkimės. Opa. Na ir. Vako. O jėtus. Čia yra toks dar dalykas. Vienas toks maža detalė. Čia va toks užsegtukas reikia atsekti ir tada žiūrėkit. Iškart daugiau vietos pasidaro. Va. Ir dabar atsilaisvino daugiau vietos. Galvokit. Ai. Ir dabar reikia daiktų. Ir jeigu tenais įtubarbai galima čia trupučiuką dadėti. Tai pirma, ką aš įdėsiu, yra va tokia rykliukas. Mėgstamiausias. Jūs galėjot matyti. Va, jis. Aha. Tuo ir dar. Ir aš paimsiu va tokią va suknelę karvės printo. Įdėjau, jūs ten nestebėtumės. Ir dar norėčiau įdėti va tokią va suknelę, jinai mėlyna. Jūs ją galėtų matyti, kaip mano geriausia draugė nusidėjo ją. Man suknelė. Jo, kaip Titaniką aš nuėjau, tipo. Mes pažiūrėjom Titaniką. Jo. Taip. Tai ką aš įdėsiu yra tokie akiniai nuo saulės arba ne. Geriau aš įdėsiu va tokius nuo saulės akinius. Ir dar įdėsiu tokia tausytės, čia kelnasi ausis. Ir įdėsiu dar mano kelnes, kurias irgi pamiršau dėti. Dėsiu 2 megztinius. Aš daug daiktų nesiimsiu, tai dėl to ir taip nelabai naudojuosi tais daiktais, tai darysiu.
naudojuosi tais daiktais, kuriuos dedu. Nu, nieko, einu atnešiu kokį nors daikčiukų. Lalala. Atnešiau va tokius va daikčiukus, bet jie bus kupriniai. Tiksliai, kur mano kuprinė? Tuo ateisiu. Ilgai ieškoti ir nereikia. Va. Tai aš ką dar pasimsiu, yra va tokia va kaukė miegui. Aš nemiegu, kad miegoti hotelyje tenais. Ne, aš paimu miego kaukę, kad kai mes važiuojame mašiną, norisi pamiegoti, užsidedi ir saulė iš lango nešviečia. Geras dalykas. Rekomenduoju jums irgi taip daryti, jeigu jūs ruošitės į kokią nors kelionę. Dėsiu į va šitą mažą kuprinę. Čia bus visokie tai daiktai. Tai, kas čia? Pirma yra va toksai va mini kalkuliatorius su žaidimu čia gale. Nežinau, ką man jo reikia kelioniai, bet pasiimsiu. Veidrodis. Va, telefončikas vat. O toksai vat. Ir dar vienas, čia yra toksai lūpdažis. Šitą man padovanojo mano geriausia draugė, kai buvo neseniai. Ir dar pasimsiu tokią bantuką. Žinau, ką man jis, nes jį va čia į lagaminą. Reikia žaidimų pasimti. Ir jau tai bus po to. Tai dar aš paimu va tokį va skvyšą grybuką. Jo. Kad kelionė nebūtų nuobodu. Praikšau. Ir tu ateisiu, ką nors pasimsiu. Aš paimu va tokį va ilgą gyvatę. Kad galima būtų Jo, čia yra tokia gyvatė. Jos vardas Žora. Žora apžora. Aš įdedu į lagaminą, nes taip reikia. Ir dar paimu dar vieną kaukę, tik tai vat kitokią. Na, davai, nu ko, įsikišk. Gerai. Šitą šimtį galima uždaryti. Ir dar aš paimsiu į kelionę va tokią vat kuprinę. Kad čia. Aha, žodžiu. Rūdų kočyra. Va toksai vat lupinukas, nu paprastas azelinas, kad lupas nedžiūtų. Ir va toksai vat kremas. Disks. Padėsiu jūs, manau, čia irgi. Turiu tokių daiktų, kuriuos dažniausiai naudoju čia. Kol kas padėsiu į lagaminą, kad nesusiteptų baltas dalykas. Tuoj grįšiu. O, aš paėmiau va tokį vat krabiką, kad taip plaukus įsekt kaip nors. Ir dar paėmiau va tokią kuprinę įsidėti. Nu, va toks krabikas, nieko čia tokio ypatingo. Ir dar paimsiu kokiu nors daikčiuku. O jūs likit čia. Aš dar paėmiau va tokius va dalykus, to jums parodysiu, kas čia yra. Tai tam reikia nueiti į vonią.
таке от. Įeinam. Taip, pasakoju, kas čia per dalykai. Čia yra va tokie va dalykai, bet mums šitų nereikia. Va tokie va dalykai. Čia galima į va šitas va ką nors įdėti. Į žadę aš įdėsiu pastos, dantų pastos. Taip. Aš paėmiau va tokią pastą, pasirodo kitą pastą, pavogė mano brolis. Tiesiog mano brolis išvažiavo nakvynį pas vieną tokį draugą ir pavogė savo pastą. Liko tik tokia vat. Buvo nauja. Tai dabar bus labai gražu. Nu, man. Va. Nu, va. Va tiek vat pastas, manau, užteks. Ir dabar užsukam. Ir va viduj pasta bus. Patogu. Ir dar aš paimsiu... Kur čia? Va tokį šepetuką elektrinį. Ačiū. Ir dar aš paimsiu va tokį dantų kremą. Jis tokia, ką? Dantų kremas, what? Čia tuoj papasakosiu. Jį paimi ant dantų šepetuko, išvalai dantis, neišpjauni, palieki tą dantų pastą savo burnoje dar, trupučiuką laikai. Ir praeina kokią minutę, pusę minutės ir jau tada, nu, čia toksai dantų kremas. Taip, spausiu. Ateik. Va toksai va dalykas pas mane yra. Irgi užsukam ir va toksai. Du tokie. O va šitas. Šitam aš nežinau, ką panaudoti. Šampūnui. Bet kam man ten šampūnas, mes tai neplausim galvos. Na žodžiu, tada šitą nenaudojam niekam, paliekam toksai, koksai jis yra. Dar yra va tokie vat. Ir tiksliai su avokadu jo. Čia yra tokie kaip šampūnai, čia yra va tai vat padaryti. Ir čia tipo liesi. Čia yra tokie šampūnai. Mes anksčiau turėjom. Anksčiau turėjom šampūną, kuris taip pat atsidaro. Galbūt ir dabar turim, bet neturim. Jo, tai šitie gerai, jas pasiemu. Vat šitų. O vat šitų paieškas viena tokia. Tai. Čia yra tokie vat, nu, kad uždaryti šepetuką. Tai aš parodysiu, čia tokie vat. Jo, čia va tokie vat, kad įdėt šepetuką į vidų, kad nesusiteptų. Nu, kaip tai atsidaro. O, va, atidaroma ir įdeda šepetuką, bet manau, jis čia netilps elektrinį. Ne. Tada gal mes imsiu paprastą šepetuką. Galima ir taip, jo. Aišku.
tas Colgate visur. Aha. Va, į šitą vadinam veltinis šepetukas, veltinis dėkliukas, va. Va tai va, žiūrėkit. Įdedam, va tai atsidedam. Ar tai va, kaip čia įdėt? Tai va kažkaip. Va tai va. Ir po to uždedi dėkliuką. Ir viduj šepetukas. Va. Ir dabar galima jį trupučiuką praplauti. Va tai va. Ir dabar viskas. Šiaip kelionė įimu šitą. Taip imsiu šitą. Su ją patogiau valytis. Puiku, tai dabar einam iš čia ir einam toliau. Ai. Muilas. Kam muilas kelionė? Nereikia. Tai grįžtam atgal. Va, tokia va, aš ją sudėsiu. Kur nors irgi, bet ne, aš ją sudėsiu į maišelį. Jo, į maišelį kokį nors sudėsiu. Va, paėmiau maišelį ir dabar aš įdėsiu. Kur čia tas lagaminas? Va, įdėjau jas į maišelį, kad jeigu prabėgtų, tai kad prabėgtų į maišelį, ne lagaminę kažkur. O tai dariau. Ir įdedu laisvai į kuprinę arba į lagaminą. Ai, dantų šepetukai galima įdėti, ką? Va. Ir aš paėmiau dar va tokias va pūkuotas knygėles. Kad galėčiau juose ką nors užrašyti ir kad nebūtų taip jau per daug nuobodu, kol važiuojam. Ir tokie va tušinukai. Nu ką. Tai dar paimsiu kokį nors dalykų ir jau manau viskas. Einu dar ką nors paieškoti. O jūs būkit čia. Supratot, būkit čia. Aš atėjau ir paėmiau visokių tai dalykų. Okei. Žodžiu. Piniginė su pinigais. Nelabai daug. Žodžiu, piniginė, jo, aš ją įdėsiu atgal. Jo. Ir dar yra gelis nuo uodų įkandimų. Tipo, jeigu tau niežti uodas įkando, tai paimi, patepi pirštą ir patepi tą vietą, kur tau uodas įkando. Ir po to jau nebeniežti. Dedam. O, lapinukai, taip. Pirmas yra toks, va čia. Jis su tautus. Antrai yra va toks, va neturinis. Tai atsuki. Ir čia nais toks lapinukas. Ir po to. O, va šitas geras. O toks tarpuliukas ir su jo dažais.
Taip, dar knygelė tokia, va, jinai žiauriai gera. Va tokia, va, visokia knygelė. Čia nieko, atskiria. Dar va toksai tušinukas. Kaktusas ir skvyšas. Ir va toksai, va, čia dildelė, galbūt dildelė. Galim pasitildinti. Žodžiu, jo. Knygelės irgi čia padėsiu. Žinočiau, kad ten tikrai knygelė. Na va. Ir atsarginis sakinis. Tai manau, čia viskas. Jeigu reikės dar išsikrausiu, tai žodžiu, viso gero, jūs buvot kanale Meškutė ir Lagaminas. Tai viso gero!